Sveiki, Tutkaus fenomenas, galime jo nemėgti, gali vatučiai loti klėdėti apie vieną istoriją, girto už vairo, kurisai jau 1000 kartų atgailavo, metė burnelę, iš vis nežiūri į tą pusę, užsirašė į ruonių klubą. Sunkiau šneka žmogus, gali būti po patirto širdies infarkto, žmonės taip šneka. Aš irgi po širdies visų paspaudimo problemų kartais labai sunkiai šneku. Ir kartais labai tyliai šneku ir tada iškart komentaras, oi, kaip nėra garso, tai pasigarsink kolonėlę, žmogus va taip va šneka ir viskas. Ir jisai, jeigu taip šneka, tai taip šneka, va Kauno meras po infarkto sunkiai šnekėjo. Ir toliau dirba. Ir puikiai dirba. Aišku, ten su tam tikrais, kaip sakant, navarotais, bet puikiai dirba. Čia aš tai palaikau, kuris šaligatvį atkovojo Vičiūnų gyventojams iš užgrobusio. O užgrobusi, kad stojo ginti advokatas. Šaligatvis užgrobtas ir stojo ginti advokatas. Tai grįžtam prie Tutkaus fenomeno. Mums tokio kabutėse prarusiško prezidento būtų reikėję šiuo sunkiu metu. Jis tą būtų ir Seimą pastatęs į vietą, visas Šakalienės pastatytų į vietą. Gal ta Šakalienė jį ten ir nugalėtų su savo karininkų, tą visą pagrindinę gvardiją. Bet Tutkus žino tuos visus dalykus ir jam yra atsivėrusi sąmonė, kad to karo nelaimėt. Jis kaip karininkas supranta, kaip generolas. Heksetas irgi yra karininkas. Jisai aiškiai pasakė, net susinervavęs, kad šitas karas yra beviltiškas. Jisai tik tai eina į kūnų mėsmalę. Prieš 2 ar 3 mėnesius pasakė. Ir ką jis Heksetas kariavęs Afganistane neteisus, Afganistano karas yra beviltiškas, dėl to Amerika pasitraukė. Heksetas supranta. Jie ten, amerikonai, lenda Izraeliui padėti, ten su Jemenu stumdosi. Dievas ten su jais, kuris, nežinau, tų dievų daug, dažniausiai turbūt jisai vienas, bet visi įsivaizduoja, kad jo dievas pats geriausias. Bet aš noriu visus perspėti, kad tas Alachas iš tikrųjų yra kažkoks tai senas ir labai stiprus dievas ir ką tas Alachas išdirbinėja Ukrainos kare. Tai jie ir nesupranta, nes rusai eina su Alachu, jie eina su Alacho Ahmad Sila armija, kur visiškai dievo kariai, jie tiki Alahu. Jie tiki, kad čia šventas karas ir kai su Alahu eina, tu tokių nenugalėsi. Tai rodo istorija, tai Heksetas tai irgi suprato. Trumpas gal irgi supras, jau dabar pradėjęs nebežvangina bombomis, lyg tai bandys, nežinau, netikrinau, bet vakar bent jau tai bandė susitarti su Iranu. Gal čia ir Hekseto įtaka. Gal čia ir Vansos įtaka. Dabar dėl Vansos nesipiktinkim, kad jis ten skraidė į tą Grenlandiją irgi su Hakis Striukytė, čia pasirodo visi apmokinti. Ten yra kažkokios tai bazės liktai Amerikos iš seno likusios, kažkur kairiai žemėlapį mačiau. Tai jeigu yra bazės likusios, jeigu kariškiai sėdė, tai tada prezidentai ir jų pavaduotojai gali lankyti, tai viskas tvarkoja. Kaip Lietuvoje buvo Italijos premjerė Malonė užskrido ir nuskrido į Šiaulių bazę, bet mūsiškiai nei vienas nepasitiko, nes yra prasčiokai, baudžiauninkai. Jei nebūtų prasčiokai, jie suprastų, kad reikia pasitikti bent jau vyriausybės kanclerį arba kanclerio sekretorių atsiųsti, jau niekas, žiūrėkit, ar labai sunku buvo vyriausybės kanclerio patarėją, pavyzdžiui, atsiųsti, jeigu premjeras negali, kancleris negali. Jau vien atsiųstum kažką iš vyriausybės, jau malonė parodytų malonę, o dabar špygą taukota niekas netvažiavo. Tai labai negražiai pasielgė baudžiauninkų valstiečių šitie. Bet rengiasi, tai Šakalienė dabar jau turi dizainerius, jau vaidina aristokratę. Tai čia visą laiką, žinokit, baudžiauninkų valstiečių mentalitetas. Jeigu apsirengsiu kaip mano ponas, gal aš būsiu toks. Tai jeigu tu apsirengsi, tu tokiu netapsi. Nes aš žinau istoriją, kad mano prosenelis virve juosdavosi. Aš irgi beje virve, pas mane virvelėmis kelnes sujuostos. O ką, aš visus pinigus išleidžiu šitiem vitaminam, man nelieka diržai, pavyzdžiui, tai aš su virvelė susijuosiu. Bet 19 amžiui ar dar anksčiau susijuosti su virve reiškia, paimkite pranciškonų šitą aprangą. Nu, nieko tu neturi, tu labai prastas, prastesnis žolė, taip aristokratai ir išgyveno, suprantat? Ir dabar, kai jie išdirbinėja, žmonėm, kolektyviniai pasąmoniai nepatinka šita prabanga bado metu. Ir jie tampo visuomenė, jie dabar tampo visuomenę su nekilnojamo turto mokesčių. Visuomenė yra teisi, tie, kas pradeda priminti, kaip tie butai namai atsirado.
už juos yra krauju sumokėta. Už juos yra prakaitų krauju sumokėta, karvėmis atimtomis, mūsų konkrečiai atveju. Už karvę atimta buvo gauti seno kito namo rąstai. Paskui per teismus iki aukščiausio teismo eita dėl prosenelio kluono rąstai panaudoti mūsų sodybui. Ir dabar sako, apmokestins 100 metų rąstus, už kuriuos paimta karvė ir už kuriuos laimėtas buvo teismas. Jau sumokėta, advokatam buvo sumokėta. Tais laikais irgi viskas kainavo. Ir buvo tuo metu nuosavybė. Nebuvo, kad nusavinta, buvo paveldėta, buvo nuosavybė. Žinokit, buvo nuosavybės fondas. Čia mums iš viso neteisingai viską pasakoja. Va, pavyzdžiui, mano kaimynai, kur nusipirko prosenelio, tenais paskui ten paveldėta, močiutės brolio sesės namo pusė, jie nuosavybę nusipirko tais laikais. Tai buvo auksinis dalykas ir žmonės tokių auksinių dalykų ieškojo. Ir mano kaimynai per giminės su mumis sueina. Ir jie tik tai išgirdo galimybę nusipirkti į nuosavybę pusę namuko, jie griebi. Nes tau tas skirtas būtas, ten skirtas, ten neskirtas, tu ne savo bute gyveni. Tai dabar nori apmokestinti valstybinius buvusius butus, kuriuos leido su čekiais išsipirkti. Valstybė nori apmokestinti savo turtą, kur skyrė. Tai jūs va taip, kelkit klausimą, jūs paimkite teisės testinumą, iškelkit klausimą. Dalis būtų, išskyrus mūsų irgi buvo nuosavybinis. Tėvai mokėjo. Negavom nemokamo. Žinokit, ne visi gavo nemokamus, ne visi pateko į blatą. Sovietai žinojo, kad mes aristokratai. Aš dabar suprantu, kad jie žinojo ir dėl to jie smaugė mus. Tėvai šiaip netaip gavo mokamą, bet tai buvo vis dėlto 3 kambarių butas. Aš kai nueidavau pas klasiokus, ten baisu buvo. Vienam kambarį gyveno 4. Ten klaikus vaizdas buvo. Bet už nemokamus butus, kuriuos skyrė valstybė nemokamai rinkti mokestį, tai teisė, žinokit, yra linijinė kaip istorija. Už nemokamus butus niekas nepriklauso. Valstybė skyrė nuosavybę, leido, paskui davė čekius ir leido su tais čekiais tą nuosavybę įsiregistruoti. Tai negali būti jokio mokesčio. Valstybė jau padovanojo. Ką jie nori apmokestinti? Jie nori pasakyti, kad čia nėra teritorinio tęstinumo. Jie nori pasakyti, kad jie Tarybų socialistinės Lietuvių liaudės Respublikos aukščiausia taryba, kur vadina atkuriamuoju Lietuvos Seimu, kad jisai neegzistuojantis, tai jis yra ryšantis pagrindas tarp tarybų ir tarp šitos. Jie paskui šaukė staigiai naują Seimą, nes suprato, kad jis neturi legitimumo. Nes pirmoji toje Respublikoje taip nedarė, jie sušaukė steigiamą į Seimą, jie nedarė, jie nevaldė šitaip kaip šitie. Ir jeigu jie nori įvesti mokestį, jie paskelbė tą Tarybų socialistinės liaudės Respublikos aukščiausią tarybą, kurį jie pervadino atkuriamuoju Seimu, neteisėtai jie paskelbė, kad niekada neegzistavo. Nes mes visi priimam, kad tai buvo pereinamoji konstitucija, pereinamasis Seimas. Pereinamasis gali būti, pereinamoji kariuomenė. Buvo kariuomenė de facto, bet de jure nebuvo įsteigta. Ir mes pripažįstam juodakepurius, mes žinom, kad buvęs VSD vadas irgi buvo atas apsaugos ir yra knygose, aš nusipirkusi esu apsaugos jisai mobilioji liktai grupiai kartu su mano brolio klasioko broliu Skaisčiu Gediminu, kur aš atlikau praktiką. Nežinau, aš labai daug paviešinau visko ir po to mane bandė užmušti. Tai jeigu jie čia visi pyksta, tai mano atsakymas, tu tiesos po puodų neužvoši. Galit nemėgti Biblijos, ten yra labai gerų patarlių. Nepaslėpsi tu žibinto po puodų ten, po sofą, jisai švies. Aš esu kaip tas žibintas, mane taip spardė, daužė, šmeižė. Žmonės suprato, šiandien atsibundu ir pas mane sąskaitoje pinigėlių ir pas vyrą. Ir dar už medžius pervedė viena mergina, aš nežinau, kas ten buvo, gal tikrai nebuvo pinigų. Žmonės, kai neturi pinigų, jiegi negalima Lietuvoje pasakyti, kad neturi pinigų. Vakarų valstybėse galima. Žmonės visi supranta, kad yra socialinių problemų. Pas mus negalima. Ir aš, pavyzdžiui, nesupratau, aš žmogus provokatorius, aš nesupratau. Jinai sako, pervesiu pinigus, nėra. Gal iš mamos pensijos man pervedė. Irgi ten įdomi situacija. Bendras sklypas, teta paėmė, išpjovė visus medžius. Tarp jų buvo senovinės geltonos slyvos. Mergina išgirdo, kad aš prekiauju ir labai nori, kad mamai atsodint.
aš patariau, kad sakyti tai tetai, kad po 25 eurus pirkta, kad kai išpjaus turės mokėti. Nes tiek kainuoja medelis. Aš prekiauju po 10 ir po 7. Tai aš noriu pasakyti, tu to žibinto po puodų neužvoši. Ir jo, aš čia išgyvenau tą pragarą su tais nugydytojais. Jūs turėkite omeny, kad jie vykdo genocidą, jie žudo žmonės. Į žudimą įeina toj sistemoje, jie palaipsniui negatyviai, šmeižikiškai jie apibūdina. Aš tą savo nugydytoją dar išlukštensiu, gali būti, jei pakips licenzija, nes jinai sukūrė neegzistuojančius vizitus, netgi lygiai 2, o kituose mane apšmeižė. Kad aš atseit su 4 aukštaisiais, kas jiem yra visiškas peilis. Jie net neįsivaizduoja, kas tai yra 4 aukštieji, jie atrodo, kad tokių dalykų nebūna. Būna ir 5 ir daugiau, būna žmonės 2 disertacijas parašė, kaip mano tėvas. Jisai 2 aspirantūras yra baigęs. Jisai ir, aš nežinau, kiek jis mokosi. Mano vyras dabar 3 aukštąjį mokosi ir dar 2 profesinės baigęs. Tai jis irgi turės 5 diplomus. Būna žmonių išsilavinusių ir juos ypatingai, jie yra ant targeto, jie yra taikiniai šitoj teroristiniai režimo teritorijai. Čia yra teroristinė režimo teritorija, genocido, jūs turite suvokti ir nustoti tenais, kodėl čia taip, o kodėl reikia dar tenais, kad dar mėnesį šaudytųsi, jie sugalvojo naują mokestį. Suprantat, jie sako, kad čia socialistinė liaudės respublika, jie elgėsi kaip feodalai. Feodalai reikia balius organizuoti, nėra pinigų, reikia lietaus mokestį valstiečiam ir viskas. O valstiečiai tipo durni. Dabar Remigijus Žemaitaitis išsisukinėja, kad ten ne jisai susirašinėjo, kad ten jo stilius yra. Ten jo kalbos stilius. Ten visi kaimiečiai ateis pariekaus, čia yra jo stilius iš tikrųjų. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, jisai turi tą patį sindromą kaip Šimonytė. Koks tai sindromas? Tas toksai galimai turi. Raidos toksai sutrikimas, mišrus asmenybės sutrikimas, kur žmonės suaugę kaip vaikai. Šimonytė kaip vaikas, atsimenat, kaip išsidirbinėdavo, ir jisai išsidirbinėja. Ir tokius vaikus, pažiūrėkit, jau 2 kartus apgavo. Jisai, pavyzdžiui, nežino diplomatinių taisyklių, kad tiesiai į vyriausybę kreiptis negalima, ten kažkaip tai yra tvarka. Tu negali tiesiai rašyti. Jeigu tu nesi monarchas, nesi princas. Jeigu esi princas, tu gali tiesiai rašyti. Princas gali tiesiai rašyti, o kažkoks tai Seimo narys, liaudės, negali rašyti tiesiai ministrui į kitą respubliką ar valstybę. Tai va. Tai mano tokia prakalba prie kavos, o dabar eisiu apžvelgsiu naujienas ir pranešiu. Ir ačiū rėmėjam, labai gerą sumą sugalvojote 10, nei patys nuskursite, nei nieko. Taip, labai gera. Aš sakau dar, kas visiškai, gal biudžetas mažas ir 5 gali persiųsti. Galima ir 3, niekasgi neįsižeis. Jeigu keletą žmonių po 3 atsiūs, jau bus 9, jau bus 12. Bet kai čia metai sistema, kad nieko neprisidėsiu, tai žinai. Pas manegi baigėsi, pas mane juodoji kanclerė ten grasina išmesti gatvę mano tėvą, jeigu jis nors 1 centą atsiūs. Jisai liūdnas yra. Jisai, kaip sakyti, čia tokia būties predestinacija. Jisai pasirinko moterį, kuri vaidina aristokratį. Naigi vaidino visą laiką. Ir tarybiniais metais su kailiukais vaikščio. Man būdavo už ją gėda ir baisu. Tas visas šita spec tarnyba yra sena. Jie tarybiniais metais jau buvo suburti, buvo pristatyti prie tikrų aristokratų ir jisai pakibo, nes jinai priminė mano močiutę, bet mano močiutė tokia pikta nebuvo, baisi. Ir paskui jinai iš mūsų šeimos darė valstiečius, visokius drabužius kaišiojo, sutrešusius arba valstietiškus, bet atlaikyti šiais laikais, tai žinokit, visi Europos princai, pažiūrėkite, Danijos karališka šeima, dar nebuvo jie karaliai. Jie prieš porą metų nusifotografavo su džinsais, su maikonais pievoje, su vaikais, gražių Velykų ir viskas. Žinokite, pasaulis yra pasikeitęs. Tai, ką matote Lietuvoje, tai yra farsas, kur kažkokie tai baudžiauninkai vaidina aristokratus. Tikrai aristokratai nevaidina aristokratų, o stengiasi būti labai paprasti, nes žmonių mentalitetas yra pasikeitęs, visi yra labai lygios galimybės. Lietuvoje neleidžia lygių galimybių. Lietuvoje, kuo tu protingesnis, kuo tu ten aristokratiškesnis, tave stengiasi tą pelkę sumurgdyti, supranti? Čia kažkas labai gerą įvaizdį pasirinko. Ir dar apie pelkę pabaigsiu. Apžiūrėjau dar kartą nuotraukas. Ekskavatoriaus kaušas stovėjo
pelkėje, ten iš viso nėra gylio. Kitas ekskavatorius stovėjo pelkėje, o naras, aš dar tikrinau kostiumą, ar čia nėra cheminis kostiumas, ne, tai nėra cheminis, tai yra grinai jūrų pajėgų kostiumas specialiom operacijom. Na, o jūrų pajėgos ką atlieka? Minuoja, ieško raketų, ane? Dėl to ir geležinis šalmas. Ir beje, labai daug deguonies kiniškų flakonų, kiniškų Amerika atsivežė. Labai daug. Nes labai ilgai dirbo, labai ilgai kažko ieškojo palei dujų vamzdį. Dujų vamzdis neveikia, rašo vietiniai, reikės patikrinti. Dujotikis neveikia po šiai dienai. Tai jisai nardė ežere, labai aiškiai matosi. Jisai lipa ir jam už nugaros vanduo, nes Perūno ežeras yra šalia. O ten, kad nėra gylio, ten pasižiūrėkite žemėlapį, kur ta proskena įvažiuoja į pelkę, ten yra labai siaura juosta. O ta siaura juosta ir negali būti tikra pelkė. Tai bus tiesiog dumblynas. Tikra pelkė eina virš ežero, ten toliau jinai prasideda. O čia, vienu žodžiu, jie sukūrė istoriją ir negali iš jos išsivinioti, o Giedrė su Zigmu pagavo. Ačiū Dievui, Zigmas yra fizikos mokslų daktaras iš karinio fakulteto, karininkas, kaip prisipažino. Aš tai nepripažįstu tų jo rango atėmimo, karininkas ir viskas. Greičiausiai Lietuvoje jam pripažino, kad jisai buvo VSD vadas. Tai jisai nemažiau kapitono arba majoro yra lietuviško. Tai jisai jau ponas Zigmas, jau ponu pavadinsiu, nes jisai aristokratiškas labai, nekoks baudžiauninkas, jisai natūraliai iš savęs yra. Tai jisai moka susirasti žemėlapius, patikėkite manim. Ir dėl to jie sėdi ramus abudu su Giedre ir gražu yra žiūrėti. Ten labai ilgas yra video, man atrodo, kad su Tutkum. Pradėjau nuo Tutkaus ir išvažiavau į Lankas. Tai noriu pasakyti, kad šitoks prezidentas arba premjeras šituo metu būtų fantastika. Jisai ir baigęs ir neslepia Rusijoje mokslus karinius. Jisai dirbęs yra kariniam batalione Rusijoje. Jisai neslepia nieko, ne taip kaip mūsų prisišikėliai kiti kagabistai karininkai. Ir toksai jisai susitartų su visais. Dėl to ten įvarė provokatorių į parašų rinkėjus ir jie negražino parašų lapų. Tutkui truko labai nedaug. Na ir paskui ten Vatutis, kuris yra spec tarnybų durnutis, ant jo lojo labai baisiai. Toks prezidentas, su tokia spaudos tarnyba kaip ponia Giedrė, va čia tai būtų gerai. Mes visi tą suprantame ir dėl to ten toks žiūrimumas. Aš labai džiaugiuosi. Giedrė yra dabar aukštumoj, jinai visą laiką buvo aukštumoj. Jos žurnalistika buvo aukščiausio lygio ir dabar jinai yra aukštumoj, pagavo tą sėkmės paukštę, yra vidutinio amžiaus dama, yra fantastika ir jūs tikrai žiūrėkite, ten yra labai geros laidos. Nežinau, aš Vėgėlės tai nepernešu, bet net ir su juo galiu ten pasižiūrėti. Tai tiek.